Sveiki, mano vardas Lolita Verdi, aš esu vedų astrologė, numerologė, psichologė ir regresologė. Ir aš esu labai dėkinga, kad jūs pakvietėte mane sudalyvauti šitame festivalyje. Ir esu labai laiminga būti tarp žmonių, kurie vystosi, evoliucionuoja, domisi žiniomis. Šiandien aš kalbėsiu apie santykių temą per vedų astrologijos prizmę. Užsiimu vedų astrologiją jau ilgą laiką, 9 metus, konsultuoju praktiškai kiekvieną dieną. Iki to laiko aš dirbau su numerologija. Numerologijos kursus baigiau, man atrodo, 2011 metais. Nepasakysiu, kad tapau konsultante, tačiau dirbau personalo vadovė ir visas atrankas dariau būtent pagal numerologiją. Ant kiekvieno CV pas mane buvo nupieštas numerologinis horoskopas žmogaus ir toliau jau irgi, kai reikėjo pasiūlyti naujas pareigas, aš visada remiausi numerologiją. Taip pat aš dariau sinastriją, dariau suderinamumą darbuotojo ir vadovo, kad jie galėtų ilgai ir sėkmingai bendradarbiauti. Ir aš jaučiau didelę prasmę užsiimdama šiuo darbu, nes mano tikslas buvo rasti žmogų, tinkamą žmogų šiai vietai ir rasti vietą tinkamą žmogų, kad žmogus būtų laimingas darbe. Ir aš jau ilgą laiką, 10 metų, nebedirbu tenai, bet nemažai žmonių vis tiek yra tuose darbo vietose, nes jie jaučiasi ten laimingi. Vedų astrologijos mano pagrindiniai mokytojai ir aš dalinsiuosi šiandien savo mokytojų žiniomis. Tai yra Rami Blend, vienas iš žinomiausių astrologų pasaulyje, įeina į 10-tuką. Jis turi savo akademiją, Tarptautinė Rami Blend akademija, ir aš esu mokytoja šios akademijos. Taip pat aš leidžiu Rami Blend knygas lietuvių kalba, jau yra išverstos 3 knygos ir dabar jau laukia savo eilės 4. Ir tai yra nekomercinis projektas, nemažai knygų mes atiduodame labdarai ir buvo sutarta ir į kalėjimą nuvežti, ir žmonėms sergantiems vėžiu, ir tėvams, kurie turi problemų su vaikų teisėmis, ir kitom grupėm, žmonėms su negalia ir taip toliau, vienišom mamom. Taigi tai yra būdas skleisti žinias, kurios padeda pamatyti tam tikras savo problemas gyvenime ir pradėti su jom dirbti, tai yra keisti karmą. Ne veltui aš vartoju žodį karmą, nes mes šiandien kalbėsime apie karmą tikrai labai daug, nes vedų astrologija jinai kaip tik ir dirba su karminiu lygmeniu. Ir antras mano mokytojas Arjun Chakraborty, astrologas iš Indijos, vedų astrologas iš Indijos, jo protėviai irgi buvo astrologai. Jis, kaip ir Rami Blend, jie turi vienodą patirtį, apie 30 metų. Arjunas važinėja jau ilgą laiką po Europą, Lietuvoje būna 2 kartus per metus. Ir abu mokytojai, jie paduoda, perteikia vedų žinias, vedų astrologijos žinias labai paprastai, labai aiškiai ir adaptuotai jau mūsų vakarų realijoms. Trumpai labai, kas yra vedų astrologija. Vedų astrologija yra vedų filosofijos dalis. Ir vedų astrologijos žinios išminčiai maždaug prieš 5000 metų, taip sakom, legenda, taip, bet ne legenda, taip, tokios žinios pas mus liko. Gavo meditacijos metu visas žinios apie vedų astrologiją.
Dabar mums nėra visos žinios prieinamos, dalis buvo prarasta, bet vis tiek vedų astrologija atskleidžia mums labai daug informacijos apie individualią karmą. Aš dirbu tik su individualiais horoskopais, bet vedų astrologijoje ir yra žinios apie, na, dabar jeigu mūsų realiam kalbėti, tai apie šalių karmą, tai yra kitokia astrologijos dalis, kuri analizuoja, na, kaip ir didesnių žmonių kiekio karmą. Taip, tai gali būti tam tikrų tautų karma ir taip toliau, bet tai yra tokia jau nelengva sritis, nes astrologija vis dėlto dirba su horoskopas sudaromas pradžiai, taip turi būti žinomas tikslus laikas, todėl kada tauta, pavyzdžiui, taip, kada gimė tautos pradžios datą ir laiką nustatyti yra pakankamai sunku, ne? Bet šalies horoskopą tikrai įmanoma sudaryti. Ir anksčiau šitos žinios buvo prieinamos tik braminams, bet dabar mes visi turime prieigą prie jų, nes gyvename labai įdomiu laikotarpiu. Sakoma, kad vyksta epochų kaita ir siela dabar gali evoliucionuoti labai greitai. Ir jūs, aš manau, tai jaučiate, kad laikas labai dabar greitas, įvykiai vyksta labai greitai. Ir sakoma, kad anksčiau siela galėjo su viena užduotimi dirbti kelis, o net kartais kelis šimtus įsikūnijimus iš eilės. O dabar mes vieną karminę užduotį galim atidirbti per porą metų, o jeigu ir įvyksta kažkoks labai gilus insaitas ir žmogus patiria labai gilią meditatyvinę būseną, kur atsiskleidžia jam esmė ir jis daugiau taip nesielgia, taip vėliau po šio insaito, tai galima ir per sekundę pakeisti savo karmą. Toks yra dabar laikas ir sakoma, kad sielos stovi eilėje tam, kad įsikūnyti būtent šiuo laiku, nes galima labai daug, kaip ir minėjau, karmos atidirbti, labai greitai evoliucionuoti dvasinė prasme, bet šitas laikas yra labai pavojingas, nes galima ir degraduoti labai greitai ir mes matome, kad jėgos, kurios kaip ir turi įtraukti mūsų degradacijos procesą, toks yra jų darbas, veikia irgi labai aktyviai per televiziją, per knygas, per pramogas, per reklamą ir taip toliau. Todėl mes turime būti budrus. Ir tam, kad išlikti budriems, mums kaip tai gali padėti mūsų horoskopas. Horoskopas tai yra sielos karminis pasas šiam įsikūnijimui. Ir Džoitiš arba vedų astrologija tai yra šviesa, tai yra mokslas apie šviesą, na taip galima būtų išversti. Ir Džoitiš padeda mums atskleisti Dievo sumanimą apie sielos kelią šitame įsikūnijime ir Džoitiš turi vesti žmogų sielą link kūrėjo. Todėl Džoitiš tai yra dvasinė disciplina. Taip, tai yra dvasinė disciplina ir astrologas turi įkvėpti žmogų evoliucionuoti dvasiškai, susijungti su savo aukštesniųjų aš, susijungti su Dievu. Ir kaip ir minėjau, šiandien mes kalbėsime per individualinės astrologijos prizmę ir tam, kad sudaryti horoskopą, reikia žinoti žmogaus savo gimimo datą, laiką, tikslų laiką ir vietą. Jeigu nėra tikslaus laiko, ką aš turiu omeny tikslaus laikas, kada, pavyzdžiui, žmogus kreipiasi ir sako, aš žinau, kad aš gimiau ryte. Ir, savoka rytas, taip pasakymas rytas yra labai platus. Kažkam rytas tai yra 6 valandos, kažkam 4, kažkam 10, o kažkam ir 12. Taip? Todėl
teoriškai reikėtų daryti rektifikaciją, bet mokykla, kuriai aš priklausau, ten mes darom rektifikaciją tik iki ascendento. Na, aš dabar vartoju tokius astrologinius terminus, taigi nustatyti bent jau, kur yra pirmas namas. Aišku, tada negali matyti pilno paveikslo, kas vyks žmogaus gyvenime, kokiais periodais, bet potencialą vis tiek galima jau tikrai matyti ir analizuoti ir daug ką žmogui pasakyti apie jo užduotis, apie jo prigimtį, apie jo talentus, apie tai, ką jis turėtų daryti. Taip, periodai yra labai svarbus, aš vėliau pasakysiu kodėl, bet vis tiek jau dalį informacijos bus prieinama. Jeigu laikas yra plius minus tikslus, jį galima, tada jau galima daryti tą rektifikaciją ir nustatyti tikslesnį laiką. Nes, pavyzdžiui, anksčiau, iki 91 metų, ligoninėse apvalindavo laiką, taip, ten 10 lygiai, taip, 0,5, 10 minučių, nerašydavo 12, 13 minučių, 3, 4 minutės. Todėl čia galima jau tą laiką nustatyti. Na ir jeigu žmogus nežino tikslaus gimimo laiko, galima kreiptis į ligoninę, prašyti pakelti archyvus ir tai bus geriau. Jeigu nėra įrašo iš ligoninės, tos popieriukus išduodavo arba anksčiau vaikų ant rankytės buvo irgi uždedamas popieriukas. Tai geriau pasitikslinti, nes neseniai buvo situacija su klientė, kuri pasakė, kad gimė 11 valandą ir mes su ją dirbom su jos horoskopu, o po to pasirodo, kad 23 valanda ir horoskopas visiškai pasikeitė. Todėl jeigu tik iš mamos atminties arba kito žmogaus, tai tas laikas labai dažnai jau iš patirties galiu pasakyti būna neteisingas. Taigi horoskopas sudaromas, kada mes žinom tikslų laiką ir tada tai yra liktai imprintas, planetų padėčių dangoje. Ir būtent šitą imprintą mes jau analizuojam, tai yra simboliai, taip planeta turi savo jau prasmę ir mes tada jau iššifruojam žmogaus karmą. Ir dar galima pasakyti, kad horoskopas tai yra sielos kontraktas šitam įsikūnijimui. Galima pasakyti, kad horoskopas tai yra žemėlapis. Žemėlapis šiam įsikūnijimui ir horoskopas neturi mūsų apriboti. Horoskopas turi mūsų įkvėpti. Mes turim žinoti, kad mūsų horoskopas yra geriausias, kuris tai gali būti tam, kad mes realizuotume savo užduotis. Vedasi parašyta, kad siela, jinai savarankiškai išrenkam, kada jinai gims, tai yra gimimo diena, gimimo valanda, taip, kada jinai gims, kur jinai gims, kokioje šeimoje jinai gims, kokioje šalyje, taip, kokiame mieste. Bet aišku, tą pasirinkimą lemia ir sielos karma. Nes karma dar, jeigu taip jau vakarietiškai kalbėsime, galima metaforiškai pavaizduoti kaip ir banko sąskaitą. Ir kuo banko sąskaitoje yra daugiau pinigų, tai yra pozityvios karmos, tuo daugiau galimybių, taip, gali iš ko rinktis. Ir kokybė yra irgi geresnė. Bet ne visada taip yra, kartais labai išmintingos, labai gilios sielos ateina ir atrodo parenka savo labai prastas sąlygas, bet būtent per tai labai stipriai evoliucionuoja. Todėl mes negalim vertinti sielos karmos vien, pagal tai, kur gimė, kokioje šeimoje ir taip toliau, nes, tai bus neteisinga, būna labai įvairių situacijų. Ir horoskopas, astrologija, tai nėra burtai, taip,
Tai yra nusakymo sistema, kada astrologas žiūri horoskopą, gali pamatyti tam tikros kliūtis arba atvirkščiai tam tikrus taškus, kada bus duotos galimybės ir perspėti apie tai. Ir jeigu mes sakom apie kliūtis, tai vedų astrologija, jinai ir pasižymi tuo, kad jinai turi labai stiprią korekcijų sistemą. Vedų astrologija yra apie tai, kad iššifruoti žmogaus karmą ir padėti žmogui tą karmą koreguoti, jeigu yra toksai noras, kad vyktų transformacijos. Ir astrologas gali padėti korekcinius metodus susakyti. Neseniai konsultavau šeimą, jie turi 6 vaikus, 6 vaikus gyvena jau ilgą laiką kartu, praktiškai 20 metų. Ir žmona sužinojo, kad vyras jai buvo neištikimas visus metus, jis turėjo romanų su moterimi. Ir aš pažiūrėjau jo horoskopą, jo horoskopė kaip tik per šį periodą, jis eina per Veneros subperiodą. Venera yra susijusi su 7 namu, taip. Venera yra dvasios planeta, kuri nurodo, kad viena iš svarbiausių jo karminių užduočių bus išmokti nebūti savo norų auka, išmokti atsispirti pagundoms, išlaikyti skaistybę ir ištikimybę santykiuose. Ir jeigu jie ateitų anksčiau, astrologas galėtų pasakyti, kad bus toks laikotarpis, galima padaryti tai ir tai, kad šį laikotarpį praeiti lengviau ir išlikti sąmoningo. Taip, atsispirti karmai nėra lengva. Pagundos bus sudaromas tokios sąlygos, kad sunku bus neįsitraukti. Bet jeigu tu žinai, jeigu tu prieš tai atlikai tam tikrus korekcinius metodus, jeigu tu treniravaisi ant paprastų dalykų, taip, paleisti savo norus, paleisti savo prisirišimus. Ir mano YouTube kanale yra išversta ir garsinta meditacija, kurią duoda Rami Blekt, ir aš kiekvienam savo klientui rekomenduoju ją, bet pagal peržiūrą suprantu, kad ne kiekvienas supranta naudą. Ten jinai vadinasi meditacija, bet iš tikrųjų tai yra toksai gilus darbas su savo baimėmis. Ir jeigu metodai būtų parengti teisingai, jeigu žmogus įdėtų savo laiką, įdėtų jėgas, darytų transformacijas prieš tai, tai visų pirma, ta karma, tos pagundos jau galėtų būti ir netokios stiprios, jeigu veiksmai būtų padaryti prieš tai. Tai tokia ir yra esmė astrologijos. Taigi, tai yra žinios, kurios leidžia keisti karmą. Bet labai svarbus momentas, kad vedų astrologas, kaip ir minėjau, turi viduje turėti tikslą. Prieš kiekvieną konsultaciją pasimelsti ir paprašyti kūrėjų, kalbėti prieš jį, kad jam pavyktų rasti tokius žodžius, praleisti pro save tokius žodžius, kurie įkvėps žmogų eiti prie kūrėjo, eiti link susijungimo su savo aukštesniuoju aš. Skirtingi dvasiniai keliai siūlo tą galutinį tikslą, susijungimą su Dievu, taip atvaizduoja, pateikia skirtingai, bet reikia turėti tą omeny astrologai, nes jeigu žmogus pagerina savo karmą ten, kur turėjo įvykti kažkoks įvykis dėka manipulacijų, taip pavadinsime kažkokiu, taip, gal manipulacijos nelabai teisingas žodis, dėka tam tikrų veiksmų pagerino, tai neįvyko, pas jį atsilaisvino daugiau laiko, jis kaip ir gavo daugiau galimybių, bet tą laiką jis panaudoja neteisingai ir pradeda daryti neteisingus veiksmus, kurie kenkia kitiems žmonėms arba kenkia jam. Astrologas irgi neša už tai atsakomybę. Jis perima tą karmą irgi savo. Todėl tai yra toksai darbas,
kuris nėra toksai ir lengvas visa prasme, ne tik ten analitinė prasme, bet ir prasme, kad gali periminėti kito žmogaus karmą ir aišku, kai astrologai mokosi, mokytojai moka, ką reikia daryti tam, kad neimti kitų žmonių karmos ten, kur įmanoma. Nes pavyzdžiui, jeigu astrologas nori gelbėti savo klientą, tada jis ima irgi labai didelė dalis jo karmos. Jeigu jis jaučia gailestį, o gailestis tai tada yra pretenzija kūrėjų, kad viskas yra neteisinga, jis tada irgi perima karmą. Na, yra tokių niuansų. Taigi, astrologija yra mokslas apie karmą ir aš norėsiu su jumis pasidalinti, kokia būna karma. Tai labai svarbios žinios ir aš manau, jums bus naudingos. Taigi yra sančita karma. Tai yra bendras sielos balansas, karmos sielos balansas ir sančita karma tai yra visa karma, kuri buvo sukurta per visus įsikūnijimus. Ir nėra jokio pripažinto žinomo būdo, kaip galima sužinoti sielos sančitą karmą. Astrologija su šia karma nedirba, taip tai gali pasakyti išmintingi mokytojai, kurie pasiekė samadhos būsenos, taigi reikalinga labai gili meditacija ir toks pat labai gilus dvasinis lygis. Taigi tikrai tokių žmonių nėra labai daug ir jie tikrai ten nesireklamuoja internete arba Instagrame, kad jie gali jums pasakyti sančitą karmą. Tai aš tiesiog perspėju, nes dabar yra labai daug tokios informacijos, kuri veda trupučiuką visiškai į kitą pusę. Kita karmos rūšis tai yra prarabdha karma. Čia dalis sančita karmos. Taigi prarabdha karma tai yra ta karma, kurią siela gavo šiam įsikūnijimui. Ir yra toksai gražus pasakymas, kad kai siela jau duoda liktai sutikimą įsikūnyti Suryadev arba Saulės dievas, jis iš sančito karmos, taigi iš tos krūvos karmos paima saująją karmos ir perduoda sielai. Tai yra sieklos, kurios išdygs būtent per šį įsikūnijimą ir tos sieklos duos savo vaisius ir su tais vaisiais siela turės susitikti. Mat būtent su šita karma ir dirba Jyotish arba Vedų astrologija. Ir kontraktas prasideda nuo apvaisinimo momento. Todėl astrologijoje tikrai labai didelį dėmesį skiriama laiko pradžiai. Taip, kada, apskritai, ne tik vaiko pradėjimas, bet ir kitos svarbios, žmogui kažkokie veiksmai, tai yra ir namo statybai, ir įsikraustymas į naują būstą, ir verslo pradžia, ir taip toliau. Labai svarbu parinkti tinkamą laiką, nes tai yra, kada prasideda kontraktas. Tada mes jau galim matyti, kaip vystysis šitas projektas, ar tai vaikas, ar tai kūrybinis projektas, nesvarbu. Bet gimimo momentas jau kaip ir užbaigė tą kontraktą, tai taip, galbūt metaforiškai, jeigu galima pasakysime, kad tai yra derybų tokia stadija, taip jau pats trafaretas kontrakto paraštas, bet dar detalės derinimas. Kas dirba su sutarčių pasirašymais, man teko nemažai metų irgi dirbti, kai reikia su tiekėjais derinti sutartis ir tie tikėjai, pavyzdžiui, yra bankai, kur nėra taip lengva, tas procesas yra ilgas, dėl kiekvieno punkto turi susirašinėti, važiuoti į susitikimus. Tai kol moteris nešioja vaiko iššiose, tai dar yra ta dėrybo stadija, kai galima pakeisti. Todėl irgi nėštumui suteikime labai didelę reikšmę. Ir kontraktas
jis negali būti atšauktas. Mes negalim paspausti cancel ir viskas, ir nusprendžiam, kad nieko nenorėsim patirti, nenorėsime dalyvauti. Vienintelė išeitis išgyventi. Ir šitas žodis išgyventi yra labai svarbus. Norėčiau praplėsti, ką turiu omeny. Galima išgyventi fizinę prasme ir aš manau, kad tai yra daugumui aišku. Įvyksta situacija, kaip sniegas ant galvos, vad būna ta karma, mes dar kalbėsim, kad yra karma, kurios neįmanoma atšaukti ir privalai tai patirti. Ir vad jinai atėjo, ta karma, dažniausiai tai yra, tą karmą galima atpažinti per tai, kad jinai ateina greitai, nenumatytai ir pakeisti nieko negalėjai. Vat važiavau dviračiu, lygus kelias, nukritai, sulaužai koją. Na ir kaip tu galėjai numatyti? Jokių signalų, kaip ten visatos užuomenų tu negavai, prieš tai viskas buvo ramiai. Na, turi tai patirti. Tai taip, trupučiuką, mintį praradau apie išgyventi. Tai toksai išgyvenimas daugmaž aiškus. Bet karmos išgyvenimas gali vykti ir viduje. Tai yra, mes galim išgyventi per savo jausmus, taip, per baimę. Taip, pavyzdžiui, mes kažko išsigandom ir nėra realaus pavojaus, bet mums yra labai baisu. Aš nekalbu apie tą baimę, kuri dabar žadinamas, labai sukeliama pa žmonės. Tai būna, kad visiems viskas yra ok, o čia ten moteris pradeda kažko bijoti, dėl kažko pergyventi ir jinai išgyvena tą karmą, taip ir po to gali viskas praeiti. Tai irgi yra karmos išgyvenimo lygis. Bet vat, išgyvenimas toksai, na, psichologinis, emocinis, jausmų sferoje, dažnai mes jį bandome užspausti. Bet Freudas dar pasakė, viskas, kas neišgyventa, turės būti pasikartota. Ir tai yra apie karmą. Ir mano mokytojas, psichologijos mokytojas Oleg Gadecki, jis irgi yra žinomas Lietuvoje. Anksčiau jis važiuodavo kiekvienais metais, vedė mokymus, knygos yra išverstos į lietuvių kalbą. Jis sukūrė metodą vertybėmis grįsta psichologija, kuris tampa labai, na, kaip yra žinomas tarp psichologų, jis įrašytas į psichologinių sistemų rejestrą, tai nėra ezoterinė technika, tai yra psichologinis metodas, taip, bet tai yra metodas, kuris leidžia išjausti, išgyventi tuos jausmus, tą karmą, kurią mes užspaudėm, ir tokiu būdu pakeisti savo likimą. Nes kada mes išgyvenom, viskas mums atsiveria nauji keliai. Jeigu mes užspaudžiam, mes turėsim su tuo susitikti vėl ir vėl. Ir karma realizuojasi ne visai iš karto. Taip, astrologas sudaro horoskopą. Jis mato, taip, pagal planetų padėtis, kuriame name ir taip toliau, jis jau gali tokį vaizdą sudaryti, kokios sferos, apie tai trupučiuką vėliau kalbėsiu, kokios sferos neš laimę, kokios ne, bet tai neįvyksta viskas, kaip vaikas gimė ir jam ant galvos visa karma. Ne. Vedų astrologijoje, kuom jinai irgi skiriasi nuo vakarų astrologijos, pirmas, tai nėra vieninteliai skirtumai, bet tokie esminiai ir kuriuos aš čia minėjau, nes aš jau į šitą temą neįsiu ir nesigilinsiu, bet tai yra korekcijos metodai ir antras tai yra dašo sistema, nes vakarų astrologija dirba su tranzitais tik tai, o vedų astrologija dirba ir su tranzitais. Tranzitai tai yra šiai dienai, kaip planetas išsidėstė danguje. Ir yra periodų sistema ir astrologas žiūri į lentelę, dažniausiai jau dabar į kompiuterinę programą, ir mato, kada kokios planetos bus periodai. Planeta, jinai
ir parodo karmą. Taip, taigi galima taip vat, vėlgi grįžti prie tos metaforos, su Riedev davė saująją karmos, taip, tai yra sieklos. Tos sieklos yra pasąmonėje, taip, žmogaus pasąmonėje. Ir kai ateina tam tikras periodas iš pasąmonės lygmens, taip, ta siekla, jinai pradeda augti, augti, pasirodo sąmonės lygmenyje ir jau po to duoda vaisių. Ir mes, kol ta planeta, kol ta siekla dar yra pasąmonėje, mes galim atlikti korekciją. Ir kaip ir minėjau, tam, kad atsispirti karmai, taip, tai yra labai sunku, tam irgi reikalinga rimta dvasinė praktika. Vieną išmintį paklausėm, jeigu jis galėtų savarankiškai pasirinkti, kaip jis norėtų, kad išsidėliotų jo karma. Pirmą gyvenimo pusę, pavyzdžiui, negatyvi karma ir antrą gyvenimo pusę pozityvi arba atvirkščiai. Ir šitas klausimas buvo užduotas, auditorijai, buvo pasakojama apie šitą išmintį, šitą sakmę, sakysim taip. Ir dauguma iš auditorijos pasakė, kad jie norėtų iš pradžių išgyventi negatyvę karmą, o po to jau ramiai kitas gyvenimo pusę gyventi ir žinoti, kas su manim jau dabar nieko neatsitiks, viskas bus puiku. Bet išmintis atsakė, kad aš norėčiau iš pradžių išgyventi pozityvę karmą, o antroje gyvenimo pusėje negatyvę. Nes kol pas mane yra pozityviai karma, kol aš esu tame periode, kai aš būsiu atleistas nuo visokiausių nenumatytų ir sunkių situacijų, aš galėsiu pasistengti ir pakeisti tą negatyvę karmą. Tai apie tai ir yra astrologija. Ir jeigu dar grįšime prie tos metaforos, kai iš pasąmonės, taip jau tam tikra programa, jinai pakyla į sąmonės lygmenį, taip, ir kaip minėjau, kad viena karma, tuoj mes apie tai kalbėsime, mes jos pakeisti nebegalim, bet su kitom mes galim dirbti. Ir tada karma iš pradžių jinai liktai per mintis, per norus, veikia mūsų protą ir mes po to kažkaip elgiamės taip, kad ir patys gaunam savo veiksmų pasekmes. Ir tai dabar aš tada ir pasakysiu, kad prarabdha karma, taip dar turi tą karmą, prie šiam įsikūnijimui mes jau gavome. Jinai irgi ją galima padalinti į 3 kategorijas. Ta, kurią neįmanoma pakeisti ir astrologas tai gali matyti ir jis gali pasakyti žmogui, kad reikia tiesiog išgyventi, kad reikia tiesiog nusiraminti. Nes pavyzdžiui, jeigu pas žmogų horoskope yra nuoroda, kad šitame gyvenime jo asmeninis gyvenimas nebus laimingas ir pakeisti to praktiškai neįmanoma, tai žmogus, jeigu jis nuolatos bando pakeisti, jis yra visą streso būsenoje, nes jo realybė nesutampa su jo įsivaizdavimu, kaip turi būti. Jis ten deda pastangas labai daug, bet žinot, technikos, įvairios metodikos dabar, taip, net ir ta pati dėkingumo praktika. Kažkas padaro ir jam iškart suveikia, o kažkas padaro ir jam nesuveikia. Taip, dėkingumai praktika, aišku, jinai yra tokia plati, bet ten kažkokių norų marafonai ir taip toliau. Kažkam gaunasi lengvai, kažkam ne. Net pas kažką šita sfera yra ta, kurią pakeisti yra lengva, o pas kažką neįmanoma. Ir tada žmogus, jeigu jis žinomas ir jis tada vystys tą nuolankumą, kūrėjo sprendimui, savo sielos sprendimui, savo aukštesniam aš sprendimui, bet šitą energiją jis gali nukreipti ten, kur pokyčiai gali būti, kur jis gali atnešti daug naudos pasauliui. Galbūt jis yra stiprus mokytojas, bet dėl to, kad jis visą laiką kažką bando pakeisti savo asmeninėme gyvenime, jis neperduoda žinią. Ir tada jis savo dėmesio fokusą nukreipia ten. Ir per tai gauna laimę. Taip, bet tokia yra astrologo užduotis.
Yra karma, kuri keičiasi labai lengvai. Ir vat jinai keičiasi nuo geros nuotaikos, jau kai jūs pozityviai pradedat galvot apie šią gyvenimo sferą, pozityvus mąstymas, taip, ir viskas pasikeičia. Nes tokia yra karma. Dėkojate gerus darbus, kažkaip padedat kitiems net labai stipriai nesistengiant ir jau ten vyksta pokyčiai. O yra irgi karma, kur galima pakeisti, bet reikės pasistengti. Ir trečia rūšis karmos jau, jeigu pas mus buvo sančita, prarabdha karma ir kriyamana karma. Tai yra karma, kurią mes jau kūrėme, šitame įsikūnijame. Taip, mes atėjome su ta saujaja ir jinai duos vaisius, bet mes gyvenam. Gyvenam, veikiam, galvojam, jaučiam ir mes kūrėm vėl naują karmą. Ir šitą karmą gali pagerinti arba pabloginti tas sieklas, padėti išdygti geriems siekloms pozityviams arba padėti, neišdygti tom sieklom, kurių mes nenorim. Vat būtent tai irgi yra prevencija, apie kurią aš kalbėjau. Ir kriyamana karma tai yra mūsų laisvę, kurią mums davė kūrėjus. Ir mes galim bendrai pažiūrėti, jeigu sudarysim horoskopą mirties datai ir laikui, kokią karmą sukūrė žmogus, ar daugiau pozityvios, ar daugiau negatyvios. Ir kada žmogus ateina pas astrologą su konkrečiu klausimu, ten, nežinau, asmeninis gyvenimas, santykiai su vaikais, ten nekilnojamas turtas ir taip toliau. Mes šiandien kalbam apie santykius, tai per santykių prizmę. Tai astrologas žiūri į horoskopą, jis mato su kokiom sieklom atėjo. Ir sudaro horarinį horoskopą, kuris parodo, ką žmogus jau šitoje sferoje papildomai sukuria. Ar kažką pagerino, ar kažką pablogino. Dabar aš dirbau horoskopą, sudarant pagal šiaurės indišką stilių. Jis yra kaip, dar vadinasi Diamond Style. Tuoj aš jums parodysiu. Tuoj jūs matysite mano programą, kurioje aš dirbu, ir aš dariau horoskopą šiai dienai ir šiam laikui, kai darau šitą įrašą. Ir tikiuosi matosi, kur yra Venera, pas mane čia yra rusų kalba, bet tikiuosi bus aišku. Pirmas namas tai yra namas, kuris aprašo patį žmogų, jo asmenybę, jo charakterį, jo asmenybės stiprumą, kiek jėgos jis turi. Ir šitas namas yra vienas iš svarbiausių, net jeigu yra labai stiprus kiti namai, kitos padėtys, bet pirmas namas yra silpnas, tai nurodys, kad žmogus kaip asmenybė yra silpnas ir jis gali nerealizuoti viso savo potencialo. Ir atvirkščiai, jeigu pirmas namas yra stiprus, bet kiti namai nėra, namas tai yra sfera, tu aš pakalbėsiu, kad kiekvienas namas, jis aprašo tam tikrą gyvenimo sferą. Ir jeigu pirmas namas yra stiprus, tai žmogus dėka savo jėgos, vidinės jėgos, jis galės padaryti daug pokyčių. Ir mes čia matome, kad yra 12 namų. Taip, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ir taip toliau. 12, nepasakysiu, kad gyvenimo sferų, nes kiekvienas namas savyje slypi informaciją apie daug gyvenimo sferų, nes antras namas tai yra mūsų resursai. Taip, ir tai yra resursai, tai yra ir žinios, ir resursai mūsų kūnui, tai yra maistas, tai yra tėvų šeima, tai yra šeima, kurią mes sukuriam jau vėliau, kai išeinam iš tėvų šeimos. Tai yra mūsų finansinės santaupos, pinigai sąskaitoje ir taip toliau. Taigi, kiekvienas namas parodo, kiek laimės atneš vienokias ar kitokias sferas.
bet mes su jumis kalbam apie santykius. Taigi kiekviename name slypi ir santykiai su kitais. Ir pirmas namas tai yra aš kaip asmenybė, santykiai mano pasitikėjimas savimi, taigi aš taip santykiai su savimi. Antras namas tai yra santykiai su tėvais, kaip ir minėjau, su šeima. Kol aš esu mažas, taip su tėvų šeimoje, po to tai yra mano šeima. Čia trečias namas jaunesniai broliai, seserys, kolegos darbe. Ketvirtas namas pagrinde mama, bet taip pat tai yra vidinė laimė. Taigi tai yra vidiniai santykiai su savimi taip pat. Tai gali būti ir kaimynai, tai yra labai artimi draugai. Tie, kas yra labai arti manęs. Tai yra ir namas, taip? Taigi tas, kas įeina į mano namą ir yra labai šalia mano namo. Penktas namas yra vaikai, mokiniai, jeigu žmogus perduoda žinias. Šeštas namas santykiai su priešais, su konkurentais, su savo lygomis. Na ir septintas tai jau yra seksualiniai partneriai, taip pat ir verslo partneriai. Taigi aš ir sociumas ir santykiai tenai. Aštuntą praleisime su jumis, devintas namas tai yra tėvas, bet ir dešimtas namas yra tėvas, tai ir taip mes galim žiūrėti, nes dešimtas namas yra priešais ketvirtą, o ketvirtas yra mama, taigi, o dešimtas yra septintas nuo ketvirto, o septintas atsako už partnerystę, nu čia jau tokia astrologija, tai gali būti vyras, mamos vyras. Bet čia yra tėvas irgi kaip valdžios atstovas, kaip tas, kuris perduoda žinią, santykiai su guru, su mokytojais, kurie duoda iniciacijas, kurie apskritai dalinasi žiniomis. Dešimtas namas dar ir santykiai su viršininku, 11 su vyresniais broliais, seserimis, su žmonėmis ir draugais, kurie irgi turi, na, sakysim taip, aukštesnį statusą, galimybės nei mes. 12 gali būti santykiai su astraliniu planu, su tais, kuriuos mes sapnuojam. Santykiai su tais, kurie gyvena atokiau nuo sociumo, tai su vienuoliais irgi galima žiūrėti, bet ir ten galima žiūrėti ir su močiutėmis, ir su tetoms, ir su dukros vyru ir taip toliau. Su marčia, tai čia yra galimybė. Aš tik parodžiau, kad horoskope yra visa informacija taip apie tai, kaip vystytis mūsų gyvenimus, kokius santykius mes turėsim ir jau žiūrint į horoskopą, analizuojant, astrologas jau pasakys, kokia, kaip ir minėjau, karma yra ir galima keisti, ar ne, ir parinks priemonės pagal planetas, jų padėtis ir kitose horoskopuose. Bet kodėl norėjau parodyti horoskopą? Nes žiūrėkit, pirmas namas tai su aš. O septintas namas priešais partneriai, seksualiniai partneriai, verslo partneriai. Ir va tas pasakymas, kad mūsų partneriai yra mūsų veidrodis, vat vedų astrologiją mes galim matyti. Nes taisyklė yra tokia, visas planetas, kurios yra pirmame name, būtinai darys įtaką namui priešais. Taigi, tuos savybės, kurios turim mes, turės ir mūsų partneriai ir atvirkščiai. Taigi, norint keisti šitą sritį, reikia pradėti nuo savęs. Ir šita taisyklė irgi visiems žinoma, bet per horoskopą ją galima pamatyti, na, taip labai labai vaizdžiai. Tai aš nustoju rodyti horoskopą ir tęsiu pokalbį, kad horoskopas, kaip matėte, susideda iš 12 namų ir tenai jūs matėte planetas ir kartais kreipiasi klientas ir sako, ką man daryti, pas mane horoskopė yra Saturnas. Saturnas yra pas visus horoskopė, kaip ir Rahu, ir Ketu, ir Marsas, tai yra tos planetos, kurios atneša mums daugiau tos negatyvios karmos. Taigi mes visi turime. Ir jeigu vat, mes su jumis paskaičiuosime 9 planetos, iš jų tik 2 yra tikrai visada pozityvės, kitos ten 2 dar priklauso nuo aplinkybės ir 5 yra, kurios, na, yra negatyvios.
Ir tai irgi, na, a, leidžia susimastyti. Ir norėčiau aš dabar atsakyti į tokius dažniausiai užduodamus klausimus, kai kreipiasi astrologinės konsultacijos ir mes kalbam apie santykių temą, tai kokius klausimus dažniausiai man užduoda. Man užduoda klausimus apie suderinamumą. Taip, ar galima daryti suderinamumą, ar verta, kada geriau daryti, ką tai parodys ir taip toliau. Sudarant suderinamumą arba sinastriją, reikia sudaryti abiejų partnerių horoskopus. Ir nesvarbu, mes darom vyrui ir moteriai, jeigu jie kaip, na, būsimi sutuoktiniai, dabar romantiniai santykiai, ką tik susipažino, bet mes galim daryti ir verslo partneriams, mes galim daryti mama su vaikų, su kaimynu, jeigu ten yra labai sunkiai situacija, bet dažniausiai daro poros suderinamumas, tarp vaikų pažiūri, kokia yra situacija ir planuojant verslą. Kaip aš siūlau daryti suderinamumą? Iš pradžių išanalizuoti savo horoskopą, sužinoti savo potencialą, sužinoti savo karmines užduotis, taip susijungti su savimi. Nes mano tikslas, atliekant astrologinės analizės, padėti žmogui grįžti prie savo asmeninių nustatymų, susijungti su savimi. Po to padaryti kito žmogaus horoskopo analizę ir suprasti kitą žmogų, suprasti jo prigimtį, suprasti jo asmenybės architektūrą. Nes kol mes žiūrim kitą žmogų per savo akinius, mes nesuprasime jo ketinimus, taip? Ir tada mes darom sinastriją, uždedam vieną horoskopą ant kito. Jeigu norit, to aš jums parodysiu. Vat jūs matote, čia jau sudarytą suderinamumo horoskopą. Aš tiesiog paėmiau tą horoskopą, kuris yra šiai dienai ir iš savo duomenų bazės išrinkau, bet pirmą man papuolusi horoskopą. Ir vat mes jau čia matome, kaip susijungia planetos. Taip, aišku, aš dar paišau su ranka ir aspektus ir namus, bet mes uždedam vieną horoskopą ant kito ir mes jau matome, kur planetos susijungia. Šitie susijungimai yra labai svarbus ir tada jau astrologas analizuoja, kokiame name vyksta šitie susijungimai ir ką atneš. Ir žiūri būtinai periodą, nes kaip ir sakiau, jau mes vaisius turėsim tik tam tikrų periodų. Ne iškart, kai žmonės susitiks, visos šitos kombinacijos pradeda veikti. Jos veikia, kai ateina tam tikri periodai. Todėl gali ir taip ir būna asmeninėme gyvenime. Iš pradžių viskas yra gerai, pavyzdžiui, ateina tam tikras periodas ir žmonės jaučia, kad įsijungia kažkokios kitos energijos ir čia daugiau susierzinimo, čia daugiau nepasitenkinimo. Bet jeigu mes suprantame, koks periodas pas mane, jeigu mes suprantame, koks periodas pas mano partnerį ir į tai žiūrim ne kaip į tai, kas mane apriboja, bet suprantam, kad tokie yra orai dabar. Pavyzdžiui, mesgi nepykstame, kad ateina žiema, taip? Jeigu ateina žiema, tai mes žinom, kad reikia pasirūpinti, kad pas mus būtų šviesa, kad pas mus būtų šiluma, kad reikia pakeisti padangas automobilį, taip, ištraukti roges. Mes ruošiamės ir mes suprantame, kad tai yra toks periodas, kai yra tamsu, kai yra šalta, bet mesgi galim šitą periodą irgi praleisti prasmingai. Bet jeigu mes su tuo nesutinkame ir žinom, kaip turi būti mūsų santykiuose visus 50 metų iš eilės, tada, aišku, mes gyvensime streso būsenoj. Taigi, kada daryti suderinamumą? Aišku, suderinamumą, na, tai yra naudinga daryti, kada tik tai susipažinote su žmogumi ir planuojate eiti į rimtus santykius.
Bet ar verta daryti suderinamumo, kai santykiai jau yra ir jau 10 metų šeima? Taip, aišku, tam, kad suprasti savo partnerį. Nes dabar šiais laikais, mūsų laikais, tų idealių suderinamumų nėra. Nes daug kas turi išgyventi negatyvę karmą būtent ir per partnerystės santykius. Kodėl? Nes pagal Vedų sistemą yra 14 planetarinių lygių ir Žemė yra 7 planetarinėme lygyje, tai yra per viduriuką. 7 namas horoskope, jis apie santykius. Taigi, bendrai paėmus mes visi išgyvenam čia karmą ir per santykius. Ir jūs turbūt žinote, taigi ne tai, kad žinote, bet jeigu pradėsite analizuoti, pastebėsite, kad praktiškai kiekvienas turi tam tikrą žmonių kategoriją, su kuriais santykiai atneša tam tikrą skausmą. Kažkas su mama negali susitarti, kažkas tėvui turi nuoskaudas, kažkas su vaikais, kažkas asmeninėme gyvenime. Ir vat kiekvienas turi tam tikrų niuansų, jeigu jis nieko su tuo nedaro. Taigi, vat, jeigu tiesiog gyvenate mėgančio žmogaus režime, tai taip įvyksta. Tie, kas jau gavo žinias, turi tam tikras korekcinės priemonės, taip, jau gali visą tai atrodyti kitaip gyvenime, bet vis tiek pasitaiko ir tai yra normalu. Einant į kažkokias praktikas, jeigu mes irgi nustatome savo, mes žinom, kaip turi būti, to aš padarau praktiką ir viskas visose sferose turi būti puikiai, mes vėl save varom į stresą. Taip, mes negalim apriboti gyvenimo ir konfliktiniai situacijai santykiuose, jie iš tikrųjų yra labai naudingi. Jie padeda mums vystytis, jie padeda mums susikalibruoti. Vienas pasikeitė, kitas dar nepasikeitė, tai turi įvykti tas kalibravimas. Taip, mes turim susijungti jau kitaip, kita jau figūra gaunasi, nes jau viena dalis jau jinai turi kitokią formą. Ir konfliktai padeda tai išgryninti ir susikalibruoti jau kitaip. Todėl konfliktų vengti nereikia ir, kaip sako mano mokytojas Ramė Blektas, niekada šitame gyvenime nebus taip, kaip mes norime ir kiekvienas gali prisiminti savo 3 dienas prieš ir suprasti, kad nebuvo taip, kad viskas 100% ir žalia šviesa šviesofore, ir visi man tik tai šypsosi, ir viską aš gaunu, ką noriu, ir atsibundu, kada noriu, ir einu miegoti, kada noriu, ir niekas man niekur netrukdo, ir jokio net nemalonaus žvilgsnio iš šono nepagavau. Retai kada taip būna ir jeigu kažkam pasitaikė tokios 3 dienos, tai jeigu paimti 1 savaitę arba metus, vis tiek taip nėra. Ir konfliktai bus visada. Jeigu mes tai priimam, jau mes gyvensime daug lengviau. Tai suderinamumą daryti verta, bet verta ne tam, kad aš taip nedarau, derinasi ar nederinasi. Vat jeigu tik pradžia, tada taip atvirai galima pasakyti, nereikia, nes šitas žmogus atneš praradimus, finansinius ten praradimus. Yra tokie ženklai, kurie nurodo, kad gali būti ir fizinis smurtas, taip, ir ten psichologinis spaudimas, tiesiog nebus laimės. Bet jeigu jau yra santuoka, taip, ir žmonės nori suprasti, kas vyksta, tada labai net daugiau nesuderinamumo, o save suprasti per savo horoskopo partnerį suprasti. Ir po to pažiūrėti, kokie periodai vyksta ir kiek visa tai truks, jeigu yra tam tikras atšalimas, yra krizinės situacijos. Taigi, mano požiūris į suderinamumą yra toks. Toliau klausia, ar horoskopas gali man pasakyti, kas bus mano partneris, vos ten ne kaip jis atrodys, kur jis dirbs ir kur man eiti, kad jį sutikti. Horoskopas pats, gimimo horoskopas negali to pasakyti. Gali padėti horarinis horoskopas, kuris sudaromas klausimų momentui. Ir tenai gali būti atskleista informacija ir šitas horoskopas, jeigu mes jį žiūrim kaip į tokią prognozę, taip ateities numatymo priemonę, tai jis galioja
ilgiausiai 18 metų, nu, bet dažniausiai iki metų. Ir jis gali duoti tam tikras užuominas mums. Bet jeigu mes žiūrim į tą gimimo horoskopą, tai aš kartais juokauju taip. Vat, pavyzdžiui, jums išduoda kuponą, kuris galioja visą gyvenimą, kad jūs galite eiti į bet kokį automobilio saloną ir pirkti bet kokį automobilį, tenai rinktis, bet tenai turi būti, pavyzdžiui, išlaikytos 3 sąlygos. Kad tai turi būti kabrioletas, kad turi būti geltonos spalvos ir kad turi būti 2 durų. Ir variantų yra labai daug, taip, ir markių, ten ir modelių, ir metų, bet vat, tos 3 sąlygos bus. Ir jeigu jūs pažiūrėsite į savo partnerystės sferą, net jeigu tų partnerių buvo keli, jūs vis tiek atrasite, kad tam tikri bendri bruožai ir yra. Tai va, tai yra tas kuponas, taip. Bet jeigu dar mes einame giliau, taip, dar yra labai svarbu, kokioje energijoje gyvena žmogus čia ir dabar, ir tai yra, kokią karmą jis kūrė dabar. Nes gyvenant tamos energijoje, tu su tuo kuponu nepamatysi, nepastebėsi, neužeisi į tokią saloną, kur yra labai kokybiški automobiliai. Dažniausiai nueisi į kokį ten, nežinau, sąvartyną ir parinksi savo vos važiuojantį automobilį, kabrioletą ten kokiu nors tokiu metu, kur viskas jau tenai, kuris jau nepraeis ir tech apžiūrą. Jeigu gyveni radžas energijoje, tai parinksi geresnį automobilį, bet ne patį ten įspūdingiausią. Kuo tu arčiau satva energijos, aišku, satva energija ir ta automobilis iš salono gal nelabai geras pavyzdys, bet tu maksimaliai taip atskleisite savo galimybės, nes satva energija jinai neveda link finansinės ten gausos, bet mūsų vakarų protui per tai lengviau suprasti. Bet apie 3 energijos yra video, tai po mano YouTube kanale šita tema tikrai yra labai svarbi. Taigi galimybės įrašytos horoskope, taip, bet ir priklauso nuo to, kokioje energijoje mes dabar gyvename. Na ir taip pat labai dažnas klausimas yra apie karminius santykius. Ir taip karminiai santykiai matosi, būtent kada mes irgi darom sinastriją, uždedam vieną horoskopą ant kito ir dar žinom, kada santykiai arba susitikimas įvyko. Ir karminiai santykiai, jie gali būti ir tarp vyro moters, ir čia gali būti ir su vaiku, ir su verslo partneriu, ir taip toliau. Ir tai dažniausiai yra arba labai stiprus prisirišimas iš praeito gyvenimo, taip, kai žmonės negalėjo, nenorėjo išsiskirti ir nebūtinai kaip meilužė arba kaip vyras ir žmona, bet būna ir su vienu iš tėvų toksai prisirišimas, būna ten ir su močiute, taip, vat kažkoks artimas žmogus. Ir taip jau su juo, taip jau prisirišė sielos viena prie kito, kad ten ir kokius nors įžadus net kartais, taip, žinot, ten ir krauju buvo, jeigu knygos skaitom apie ankstesnius laikus, taip, krauju ten savo įžadus sujungdavo, kad mes būsime visą laiką amžinybę kartu. Ir iš tikrųjų sielai tai nėra gerai. Bet koks prisirišimas veda sielą ir link degradacijos ir mes galim apsijungti vienam, 2 gyvenimų, bet ilgą laiką, visą laiką susitikinėti sielai tai yra kalėjimas. Bet vat, būna tokie prisirišimai, bet dažniausiai jau gyvenimas tada sudėlioja taip, kad sunku susijungti šitame gyvenime. Ir pavyzdžiui, taip mylėjo ten vienas kitą mama su vaiku, o dabar jie ten vyras ir moteris ir kiekvienas turi savo šeimą ir toje šeimoje po 11 vaikų ir jau kažkaip susijungti negali. Taip. Arba tai gali būti, o vat artimai suveda tuos, kurie labai buvo priešiškai nusistatę vienas kito, pavyzdžiui, buvo priešai, konkurentai, bet tokie, kurie net ir mirties patale neatleido. Tai ir tada apjungė vienoje šeimoje
vyras, žmona, mama ir vaikas, čia vat yra labai sunku. Liktai tavo vaikas, turi jį mylėti, bet jauti, kad negali, taip, o ten jausmai kyla ir vaikas prieš mamą, taip, bet turi pamilti. Na taip, vat kaip ir taip jau sąlygos, nu kaip gyventi kartu, kiekvieną dieną matytis ir tai jausti. Ir pradeda žmonės keistis. Tai va tai yra apie karminius santykius ir aišku, kai karminiai santykiai išsiskirti yra sunkiau. Taip, jeigu tai yra meilės sferoje, tai žmonės bando išsiskirti ir vėl susijungia, bando išsiskirti ir vėl susijungia. Taip pat kokie dar klausimai? Tuoj aš prisiminsiu apie skyrybas. Na, čia irgi pakankamai dažnas klausimas ir iškart noriu pasakyti, kad astrologas sprendimo nepriima. Jis gali pažiūrėti ir pasakyti, kad taip ten vat, yra dabar toks periodas, jis tęsis tiek laiko, jums reikės jausti per tą periodą tą ir tą, galbūt patirti, bet sprendimą turi priimti pats žmogus. Vedų filosofija yra prieš skyrybas, taip, bet mes dabar gyvenam kitokių laikotarpių ir mes turim daugiau kaip ir laisvės ir ta laisvė ne visada mums yra naudinga ir žmonės tik pabuvo ten kartu porą mėnesių, nepatiko ir pabėgo. Tai kiekvienas atvejis vertinamas atskirai, bet kaip ir minėjau, astrologas neduoda tokių patarimų ir nepriima sprendimus. Jis gali situaciją iš astrologinės pusės pasakyti, kokia yra dabar ir kiek tai tęsis ir kokios yra perspektyvos. Tačiau, aišku, ir yra nemažai tokių atvejų, kai moteris, na, eina link vedinės moters ir labai kenčia santuokai, kur yra fizinis ten smurtas, psichologinis smurtas jai ir vaikams, tai reikia matyti realybę, nes smurtas yra negalima smurtą prileisti ir kentėti ir reikia matyti, jeigu tai kelia pavojų sveikatai, psichikai, reikia aišku nutraukti tokius santykius ir tai yra, na, proto ribose. Taip reikia kiekvieną informaciją priimti proto ribose. Ir Imramas, bet Imramas pasakė labai, meistras Imramas, krijo jogos meistras, pasakė labai gražiai. Jeigu vat, nėra jokio pavojaus, bet vat, man tiesiog jau norisi išeiti iš šių santykių. Jis sako, laisvai, jūs galite skirtis laisvai. Pamilkite tą žmogų. Ir tada jūs galite išsiskirti. Ir jeigu jūs jaučiat, kad jūs jį mylite, tikrai iš širdies, taip, jūs galite su juo išsiskirti. Taigi, kokioje būsinoje jūs išeinate, tai yra svarbiausia. Todėl visada siūlau padaryti, net jeigu žmogus, moteris ar vyras priėmė sprendimą, taip, nemano tai įtaka, bet priėmė sprendimą, aš visada siūlau padaryti praktiką pagal Rami Black, kaip harmonizuoti santykius, taip, čia savo partneriui, rašyti tuos žodžius, yra irgi ta praktika mano YouTube kanale, su kairė ranka, dėkingumo praktiką atlikti, nes realiai prasmės išeiti nėra, jeigu išeiname su pretenzijomis, su kritika, su nepasitenkinimu, nes vis tiek iškart, ne iškart, po kažkiek laiko į gyvenimą ateis kitas žmogus ir jis gali būti ne partneris, tai gali būti viršininkas, kolega, bet jau per savo konsultacinę praktiką tai jau pasitvirtina 100%. Ir su tuo žmogumi vis tiek reikės išgyventi tos jausmus. Vat ką aš jaučiau su vyru, ten kokį nepasitenkinimą, susierzinimą, išsiskyrėm ir dabar darbe sėdi kolega, stalas prie stalo ir tą patį jaučiu, erzina taip pat. Nes esmė yra, dekoracijas keičiasi, jausmai išlieka, nes kaip ir minėjau, karmą mes gyvenam ne tik per
tai, kas vyksta, bet ir per tai, ką išgyvena. Ir gal po to galvoja, o gal ir nereikėjo visų tų skyrybų, ten visą turtą ir tiek nervų, ir vis tiek toje pačioje situacijoje dabar esu. Tai jeigu jau iš kažkur yra sprendimas išeiti, nes jaučiu, kad, na, ten kažkokia aplinka, kuri mane tikrai ten apriboja, neleidžia būti savimi ir taip toliau, tai reikia išeiti su meilė, su dėkingumu, su ramybė ir eiti savo keliu. Ir čia irgi intuicija, reikia jausti save ir aš visiems klientams sakau, jūs neturite perduoti atsakomybę už savo gyvenimą ne vienam astrologui, numerologui, ekstrasensui ar bet kam. Jūs turite surinkti informaciją ir praleisti pro save. Todėl prieš horoskopą aš rašiau video, kaip klausyti horoskopą. Ne klausyti ne galva, taip, ne intelektualiniu būdu. Klausyti per savo kūną, nes kada tu klausai per savo kūną, tu jauti, kas yra mano, kas yra ne mano, kas man dabar svarbu iš šito horoskopo paimti. O kas man dabar nesvarbu, į ką mano kūnas dabar neatsiliepia ir aš tada tai praleidžiu ir horoskopas su manim lieka, aš išklausysiu po kelių mėnesių ir atsilieps jau visiškai į kitokius žodžius. Turbūt šiai dienai aš sustosiu, jeigu jums įdomus tokie video, rašykite, stengsiuosi įrašyti daugiau. Sėkmės.